džiaugiuosi galėdama sveikintis su jumis jau tradicija tapusiame koncertų cikle Vandens muzika. Projektas Vandens muzika šiais metais skaičiuoja jau 9 metus. O jame skambėjo ir skamba įvairiausia muzika. Nuo klasikos iki hip-hopo, nuo švelnios lyrikos iki energijos liūpsmų. Šiemet atsirado tai trečiadienė bent keli ir idėja buvo toj, kad praplėsti ketvirtadienius papildyti trečiadienį. O tas trečiadienės mes galėm nusiteikti būsimam ketvirtadieniau. Tai ir atsirado joga prie Veino ežero, tai yra prie Germonto ežero. Atsirado joga ore prie Ilgės ežero ir paskiau atsirado dar ir gongų muzika prie Maščio ežero. Tai visi tai trečiadieniai ir toks, ką pasiruošėms ketvirtadieniau, o ketvirtadienį jau amfiteatre rimtos muzikos koncertas su skirtinga žanras. Tai pirmąjį projektą trečiadienį visus kvietėm atvykti 7 val. Rytą ant Germonto ežerą. Teltą, Lokiaus teltą ir ten buvo rytienį joga. Rytienį jogą atsibudimau, energijais pasiėmiau 7 val. Rytą. Sekant trečiadienį, 6 val. Rytą mes visus kvietėm prie Ilgės ežerą, kur su trenerė Ingrida Jucikaitė darėm jogą ore. 6 val. Rytą ir 6 val. Vakarą žmonės galėjo pasirinkti. Sekant trečiadienį, jau 7 val. Vakarą kvietėm ant Maščio ežerą Didžiosios Prieplaukos teltą patirti gongų meditaciją. Aš, kadangi esu Mikės Pūkuotuko mokyklos mokinys, žinot, kas yra Mikė Pūkuotukas? Tai Mikė Pūkuotukas sako, kad geriausia diena yra šiandien. Tai vat šitas gongų vakaras garsų yra geriausias. Dabar geriausias. Rytoj bus kitas geriausias. Arba kitą dieną. Tai viskas, kas vyksta dabar, yra geriausia.
ir jūs esate geriausi. Aš misliu, kad pirmą kartą darant pasisekėjimas buvo didesnis nei mes tikėjomės. Jeigu reikėjo registruotis į jogo orę, tai visas vietas buvo užpildytas ir buvo labai daug klausimų, ar galėtumėm dar prisijungti. Tai, manau, tikra pasiteisinusi projekto dalis ir trečiadienį tikra bus, o gal dar atsiras ir kažkokia antradienė, o gal atsiras ir pirmadienė, nes kitą metą jau jubiliejinė 10-ąją vandens muzikos metą. Scenoje Neda Malunavičiūtė su grupe ir jos koncertinė programa labai asmeniškos dainos. Čia tiesiog mano tokia misija surinkti dainas, kurios ne tik tapo hitais, kad ir nepopuliarias, bet labai nediškas ir labai man artimas. Nes ant scenos aš turėčiau būti šiek tiek ir nuo savęs transliuoti tą, ką aš išgyvenu, o ne tik tai, kas yra labai populiaru. Ir šiaip man patinka dainuoti nepopuliarias dainas ir kuo toliau, to labiau man patinka. Aš darausi nišinę, bet man tas smagu, nes aplinkui labai daug, tokio, kaip pasakyti, vienkartinio. Labai daug vienkartinės muzikos. O čia mano programa eina iš 30 metų. Aš dainuoju tas dainas, jos parašytos tik per 30 metų laikotarpį. Jos atlaikė visus laiko patikrinimus, laiko cenzus. Dėl to, o be to, kai aš dainuoju, aš tikiu ir jeigu aš tikiu, tai vadinasi kažkaip žmonės irgi patikė tą, ką aš dainuoju. Tu prasme kaip, aš viską tą darau organiškai, viskas tas plaukia organiškai. Jeigu yra nuotaika gera, tai aš galiu durniuoti, kvailioti ir nematau tome problemos, nes jeigu tas būtų kažkaip dirbtinai sugalvota ir visiškai netinka, tai aš to nedaryčiau turbūt. Bet aš labai mėgstu būti laisva, aš tiesiog esu laisva labai, aš labai mėgstu laisvę. Nachtį. Ėsk. Kantrybės. Ėsk. Kantrybės. Ėsk.
Gerai, nekankinsiu. Ir aš nemėgstu jokių ten kažkokių taisyklių. Nėra jų. Muzikoje nėra taisyklių. Šitoj muzikoje, kurią aš atlieku, nėra taisyklių. Čia reikia gyventi, reikia būti, reikia dainuoti žmonėm ir tikėti, kad ką tu dainuoji. Tada žmonės patikės. O kad aš ten ar griūnu, ar krentu, ar skrendu, tai čia, tik tais išraiškos priemonės. Man tas patinka. Tavo širdyje nuvirsta sniegas žiemą ir sninga dar kalėdas čia Havajų salose. Tik tavo širdyje nuvirsta sniegas žiemą ir sninga dar kalėdas čia Havajų salose. Sniegas žiemą ir sninga dar kalėdas čia Havajų salose. Tavo širdyje sniegas žiemą. Neda Malūnavičiūtė. Galime išlydėti garsiausiais aplodismentais. We go a little something like this. Galiu pavogti jūsų sielą, parašyti iš to knygą. Dar negama su drakama, drama, grama. Pavydą išnagrinėt, po nuklydo jausmus, kur kelią žylydo. Kelybė gydo, galia be valios negydo. Kas mido alų, kas pisti varsta. Jie hip-hopo legendos. Jų koncertas. Visų kartų vakarėlis. Pasitikime garsiais aplodismentais. Džendži sindikatas. Kišau vieną pirštą mulkiam, tegu velkasi paskui kvėpuojam dulkiam. Atkišau pirštą mulkiam, tegu kvėpuoja mūsų dulkiam. Aš atkišau vieną pirštą mulkiam. Labas vakaras. Mes ilgai neturėjom sėdinčio koncerto. Aš labai tikiuosi, aš žinau kokį ir Žemaičią, bet labai tikiuosi, kad, ten valandos pabaiga, visa šita erdvė užsipildys žmonėm. Tai ačiū Jums labai, kad suradot laiko ir noro ateiti šį vakarą čia pas mūsų koncertą. Labai džiaugiuosi. Fainai, ir ką, mes esam toliau. Draugelis iš šono pabunda pažadinta šurmulio. Man atrodo, mus vejasi. Lyg žiūriu tokį didelį dulkių debesį. Akyse dvejinasi, tikrai mus vejasi. Pro langą iškišu pirštą, tegu žavisi. Aš atkišu vieną pirštą mulkiam, tegu velkasi paskui kvėpuojam dulkiam. Atkišu pirštą mulkiam, tegu kvėpuoja mūsų dulkiam. Aš atkišu vieną pirštą mulkiam, tegu velkasi paskui kvėpuoja dulkiam. Atkišu pirštą mulkiam, tegu kvėpuoja mūsų dulkiam. Kas moka vairuoti, parkuojasi priekiu. Manevruoja užtikrintai kokybę nekiekiu. Ne kad blizgėtų, kad kapotų. Gyvenimo dugną daužytų laukiniai arkliai po kapotų. Yra dar kopijos. Ateities perspektyvų miglotos utopijos. Teises pričiulpus, įgūdžio nenupirksi. Stresu po presu avariniai mirksi. Aplink tiek vandens, o laivai sausi. Visi tokie brutal poš, dauguma vasi. Kasi neiškasi, plauki paskesti. Atleidi sankabą, trūkteli ir užgesti. Brolų yra vairai, yra važinėtojai. Vieni rimti, kiti sėdinių, numižinėtojai. Pratęs lysti nupjautų kampu. Šitie oboliai supus ant šakų. Žaidė kortom, kurias gavai. Manai gyvenimo paragavai. Valiai dulkės kaip banka šlavėm. Žaidė kortom, kurias tau davėm. Žaidė kortom, kurias gavai. Manai gyvenimo paragavai. Valiai dulkės
dulkės kaip banką šlavėm, žaidi kortom, kurias tau davėm. Sako, masėm kokybės nereikia, reikia kainos, besmegeniam tegul lieka besmegenių dainos. Prasta žodžiam žodžiais kiti paprasti, tai kad tu klausai, tas tu ir esi. Aš klausiu, ar normaliai? Šeika juda palaiko keliai. Aš klausiu, ar normaliai? Klausiu visų, ar normaliai? Klausiu kiekvieną atskirai, ar normaliai? Visi kartu, ei! Jo, teršiai. Aš labai noriu, kad jūs visi paplotume žmogui, kuris padarė taip, kad mes čia puikiai skambėtume ir jūs visą tai gerai girdėtume. Andrius Čaplikas. Ačiū, Andriu. Ačiū. Mes per retai tau dėkojame, šiandien yra puikiai proga, kad tai padaryti su kaupu. Šioje scenoje buvo Kastetas, Danciavas, Svaras, aš esu DJ Mamanė, mes esam G&G sindikatas ir ačiū jums, draugai. Šiandien skambės dzūkodelika. Unikalus dzūkiškos tarmės ir šiuolaikinės muzikos skambesys. Savo grybautojų, aha. Kožnas grybas turi savo grybautojų. Čečevykas, ruduokė, bobausis, kazlionkas, lidukas, varnikas, lepeška, gudukas, raudas. Gerai, tai mes pagraisim tokios kaip dzūkiškos pasaulio muzikos. Iš Krokšlio kaimo. Iš kito galo atvažiavom. Šyno kvapai, jei vienų radai, apsidairyk akylai, pagali būt, kad aplinkui cyko pulkai. Mažutukus palik, testa auga nūnai, kad būt kitam grybautojų kūrauts. Batulas mėgsta pilnų kašikų miškan prisikrauts. Kožnas grybas turi savo grybautojų, aha. Kožnas grybas turi savo grybautojų, Geltonikis, samanėkas, lietsargucis, kiškių grybas, juos važvynis, raudoniolis, kalpokas ir baravykas, berženis, paberženis, berženis, paberženis, aha. Tai kapgi pasdaryt, grybienį tų skanių vakarienį, kad du tiek daug grybų parsinešta namo. Grybus reik išdarinėt ir gerai nuplauts. Puodant vandenio užvyrt ir bulbukės taip pat pakrauts. Tada dėt grybus ir kolki viskas burbuliuos, pakainiai pašuci cibolius, su morkvom ant skarvados. Viskut ant puodant, o iš paskos druskytės pipirus. Pasmukavots, dar gindėt babkavus lapelius, pagardyt žolalaim ir pražėlyt smetonų, pats garduma.